Sveiki! Ar įsivaizduojate, kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jeigu uždirbtumėte į savaitę papildomą 1000 eurų? Daugumai žmonių atrodo, kad turėti nors kiek pinigų būtina dirbti sunku ar įpareigojantį darbą. Esu čia tam, kad šį mitą paneigčiau ir įrodyčiau, kad kartais užsidirbti galima visai paprastai. Begalė žmonių nuolatos perka įvairius loterijos bilietus, vildamėsi, jog jiems pavyks laimėti įsvajotąjį milijoną. Bet argi nelaikas įsitikinti, kad eilinių loterijų žaisti neverta, kuomet prekybos centruose perkamų bilietų laimėjimo tikimybė yra beveik nulinė ir jūs jau keliasdešimtąjį kartą laimite daugiausiai 2 eurus? Gali atrodyti, kad išlošti loterijoje daugiau pinigų neįmanoma. Tačiau aš žinau, kad remiantis unikaliomis matematinėmis formulėmis, išlošimo tikimybė gali siekti net iki 97 procentų. Žaidžiant atsitiktinėmis skaičių kombinacijomis, tikimybė laimėti yra beveik nulinė. Studijų laikais perskaičiau laimingiausią pasaulio moterimi tituluojamos matematikės Joan R. Ginter mokslinį straipsnį apie tai, kaip laimėti loterijose remiantis matematiniais skaičiavimais. Atspėti ateitį beviltiška, bet numatyti ją įmanoma. Todėl sukūriau unikalią skaičiavimai statistiką ir įsame analizę paremtą sistemą, su kuria galėsite išlošti pinigų 4 populiariose pasaulinėse loterijose. Kad gyvenimas taptų lengvesnis ar džiugesnis, jums nebūtina iškart laimėti didžiojo prizo. Pradžiai užteks ir keleto 100 ar 1000 eurų per savaitę ir jūsų gyvenimas jau pagerės bei palengvės. Jei kils neaiškumų, ar turite kokių nors klausimų, bet kada galite kreiptis į mane, esu pasiruošęs jums padėti nuolatos. Ačiū už dėmesį. Skirkite dar keletą minučių ir perskaitykite visą naudingą informaciją mano svetainėje.